Mūsų supantis pasaulis yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Mūsų supantys žmonės, mūsų gyvenimo įvykiai ir aplinkybės – visa tai yra mūsų vidinės būsenos atspindys. Pasikeitimas to, kas yra viduje, visada sukelia atitinkamus pokyčius išorinėme pasaulyje. Vidus visada pasireiškia išorėje. Kai žmogus įsisąmonina viduje, jo supančiame pasaulyje pokyčiai neišvengiamai pasireiškia. Taip atsiranda nauja realybė, pripildyta ramybės, meilės ir harmonijos. Ši nauja realybė visada buvo ten. Tiesiog sąmoningumas leidžia pamatyti jį tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Viskas, kas tau nutinka, rodo tavo sąmoningumo būseną. Atidžiai stebėdami, kas su jumis vyksta ir besąlygiškai tai priimdami, galite suprasti, kur esate ir kur einate. Stebėdami savo gyvenimo aplinkybės išorinėme pasaulyje, galite pamatyti, kas yra jūsų viduje ir atvirkščiai. Stebėdami ir lygindami savo išorinius ir vidinius pokyčius, įgyjate galimybę juos matyti vienu metu. Išorė atspindi vidinę, o vidinė išorinę pusę. Tiesą sakant, tai tik dvi to paties dalyko pusės. Tai yra jūs. Viskas aplink. Esi tu. Atskirdami save nuo kitų žmonių, jūs skirsite save. Bendraudamas su kitais, tu bendrauji su savimi. Mes visi esame vienas. Jūsų besikeičiantys siekiai ir sąmonės lygis pritraukia prie jūsų atitinkamas naujas jūsų dalis, kitų žmonių ir naujų aplinkybių pavidalu. Viską, ką sakome ne kitiems žmonėms, o savo. Priėmus šį faktą atsiranda galimybė bendravimo su kitais paversti galingą dvasinę praktiką, skatinančią vienybės su kitais suvokimo ugdymą. Jūs kuriate savo pasaulį. Jūsų jausmai, emocijos, mintis, žodžiai ir veiksmai yra įrankiai, kuriais kuriate savo unikalų pasaulį. Jūsų išvaizda ir sveikata, išorinės gyvenimo sąlygos ir aplinkybės yra išorinis jūsų vidinio pasaulio atspindys. Jei nesate patenkinta savo gyvenimu ir nuoširdžiai siekiate jį pakeisti gerąją pusę, pradėkite nuo savęs. Tik keisdamas save, gali pamatyti pokyčius kituose žmonėse ir tave supančio pasaulio atžvilgiu. Kiekvienas žmogus yra apsuptas tikrovės, atitinkančios jo mintis. Visos jūsų mintis ir jausmai realizuojasi jūsų gyvenimo sąlygomis ir aplinkybėmis. Jei to, ką turite, jums nepakanka arba esate kažko nepatenkinti, tai priežastis yra jūsų viduje. Bet kokia mintis, kurią nukreipiate į išorę, pritraukia atitinkamus įvykius į jūsų gyvenimą. Panašus pritraukia panašų. Jei jūsų mintis kupinos negatyvo, įvykiai bus nepageidaujami ir skausmingi. Jei jūsų mintis atneš priėmimą ir meilę, tada jos pritrauks tikrovę, užpildytą tik meilę, ramybę ir laimę. Kiekvienas žmogus kuria savo unikalų pasaulį. Kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo kuriamą pasaulį. Prisiimti atsakomybę už savo pasaulį reiškia visiškai atsisakyti kaltinti kitus ir save. Prisimdami atsakomybę už viską, kas jums nutinka, jūs pakylate virš gailesčio, pasmerkimo ir neapykantos. Jei pripažįstate savo atsakomybę už pasaulį, kurį kuriate, tada jūs neturite nieko kito kaltinti ir nebeieškote savo bėdų priežasties išorinėme pasaulyje. Jūsų ramybė visada atitinka jūsų sielos tyrumą.
Jūs supantis pasaulis, tarsi veidrodis, atspindi jūsų vidinį požiūrį į jį. Tiems, kurie kovoja su kitais, pasaulis yra kovos vieta. Tiems, kurie myli, jis kupinas meilės. Kuo tobulesnis jūsų suvokimas, tuo mažiau kreivas jūsų pasaulio veidrodis. Ir tuo teisingiau jame atsispindi jūsų tikrosios esmės vaizdas. Stebėdami pasaulį iškreipinčiame pasaulio veidrodyje, žmonės nesupranta, kodėl pasaulis yra toks atšiaurus jų atžvilgiu ir visur randa tik piktadarius. Jei pastebite, kad panašios nemalonios situacijos kartojasi jūsų gyvenime, tuomet turėtumėte pagalvoti, ar tai, kas yra jūsų viduje, yra gerai. Savo vidinę būseną žmogus dažniausiai mato kituose. Stebėkite savo pasaulio veidrodį, kokie vaizdai joje atsispindi. Jei nesate kažko patenkintas kitose žmonėse, tai tam tikru būdu yra jumise. Štai kodėl būtų labai protinga atsisakyti bandymo reikalauti, kad aplinkinis pasaulis ir kiti žmonės keistųsi pagal jūsų idėjas ir lūkesčius. Priimk šį pasaulį ir visus žmonės tokius, kokie jie yra. Norėdami pakeisti pasaulį, turite pakeisti save. Jei ko nors nepriimi, tada už to slypi kažkokia baimė ir skausmas, kurį reikia išgyventi ir išmokti labai svarbią gyvenimo pamoką. Žmonės, su kuriais bendrauji, atspindi tavo vidinės savybės, tiek teigiamas, tiek neįgiamas. Kasdieniniame gyvenime jūs nuolat susidurite su savo veidrodiniu vaizdu kitose žmonėse. Nesvarbu, suvokite tai ar ne. Atpažindami savo atspindį kitame žmoguje ir atlikdami atitinkamus vidinius pokyčius, jūs žengėte dar vieną žingsnį link vienybės su savo tikrąja esme. Jei savo atspindį kituose suvokite kaip kažką atskirų nuo jūsų, tada šis atspindys vėl ir vėl pasirodys prieš jūs, kol galėsite jį pamatyti. Kai suvokite išorinį pasaulį kaip savo vidinio pasaulio atspindį, tada jūsų vidus yra išorėje, o išorė yra viduje. Jūs tampate viena su jūs supančiu pasauliu. Galite gauti iš kito žinias, kurių jums šiuo metu reikia, tačiau nesate atskirti nuo kito. Bet koks negatyvumas santykiuose su kuo nors reiškia, kad jūs susidurite su kažkokia savęs dalimi, o išorinis pasaulis kaip veidrodis jums tai atspindi. Jei sugebėsite pamatyti savo atspindį ir atitinkamai pakeisti save viduje, tik tada galėsite užlipti dar vienu laipteliu, vedančiu į dvasinę savirealizaciją. Tada prieš jūs atsiras kiti jūsų veidrodiniai atspindžiai, kurie atspindės kai kurias kitas jūsų dalis, kurias turėsite atpažinti ir teisingai pasirinkti. Tai vyksta tol, kol visiškai nepažinsi savęs. Taip atsikratote visko, kas trukdo jūsų dvasiniai savirealizacijai. Įgyjate vidinės išminties ir judate savo tikrojo tikslo link. Aplinkinių žmonių charakteris ir veiksmai gali sukelti jumyse neigiamas emocijas. Tačiau priežastis yra vėl jūsų viduje. Tokiais atvejais žmogus, kurio elgesys tau taip nepatinka, yra veidrodinis tavo atspindys šiame ar ankstesniuose įsikūnijimuose. Kai supranti, kad reikia keisti požiūrį į kitus ir išmoksi visko, ko to reikia išmokti, dėl ko iš esmės tavo gyvenime atsiranda žmonių, tada tokie žmonės tikrai pasikeis, arba nustos tau trukdyti, arba išeis iš tavo gyvenimo. Mūsų supantis pasaulis, tiek pasireiškęs, tiek nepasireiškęs, būdamas viena būtybė, turi begalinę įvairovę. Jūros bangos mažai kuo skiriasi nuo jūros, bet mes jas suvokiame kaip atskiras.
esame įpratę veikti pagal pavadinimų ir formų kategorijas. Taigi mes turime idėją apie bangas, jų formas ir žodį banga, kurį naudojame šiai bangos formai pavadinti. Jei nenaudosime pavadinimą ir formos, pamatysime vieną jūrą. Koks iš tikrųjų skirtumas tarp bangos ir jūros? Pasaulio padalijimas į pavadinimus ir formas yra iliuzinis, o visuotinai priimtos idėjos apie tai yra klaidingų žinių rezultatas. Kai pradedi suprasti, kad nėra atsiskyrimo, o tik vienybė, atrandi, kad esi viena su viskuo, kas yra, o visas tave supantis pasaulis yra tavo paties pasireiškimas ir atspindys.